Skausmas lazerinės regos korekcijos operacijos metu. Tai operacijos metu skausmo nejaučiama, tam užtrunkame pasiruošime, tai reiškia, jog lašinam į akis vietiškai lašais, nujautrinančius lašus ir operacijos metu, ir prieš operaciją. Tai tikrai skausmo operacijos metu nejausite, garantuoju. Be abejo, kiekvieno žmogaus jautrumas skirtingas, kaip ir bet kuriai operacijai, labiau vieni jaučia prilietimą, vieniem labiau tempimą, taip pačiai ir su gijimu gali būti po operacijos tam tikri simptomai kaip perštėjimas, gali šiek tiek dilgčioti, gali ašaroti, gali būti akys jautrios, skausmas gali laviruoti nuo 0 iki tarkim 5-6 balų. Tai mano klinikoje pacientai daugelis patiria apie 2 balų skausmą po operacinių laikotarpių ir vertina, kad jiems neskaudėjo, bet perštėjo, buvo akys jautrios. Tai aš šiuo rezultatu gan patenkinta, nes prisiminus daug anksčiau, daugiau dominavo skausmas, nes pasikeitė tam tikros technologijos, pasikeitė tam tikri gydymo protokolai, dėl to galime didžiuotis, kad skausmas operacijos metu nejaučiamas, o po operacijos jisai vertinamas labiau kaip perštėjimas, jautrumas, diskomfortas.